Labą dieną, šis trumpas video apie samanotos pievelės gelbėjimą be drastiškų ir brangių priemonių ir sukuriant ilgalaikę teigiamą perspektyvą. Jeigu jūsų pievelėje auga samanos ir jums negražu ir jūs nenorite įrengti pievelės iš naujo, tada aš jums čia pasiūlysiu veikimo metodiką, bet jūs turite suprasti, kad jūsų pievelė, jeigu joje jau auga samanos, jau išnaudojo šarminius elementus. Dirva yra užrūgštėjusi, žolė išnaudojo maistą, ji badauja, o samanas tenkina rūgšti terpė. Tokiu atveju būtinas kalcis. Darome taip. Ant pievelės paviršiaus barstome natūralų kalkakmenį granulių pavidale. Kitaip tai yra natūralios kalkės, tiesiog sugranuliuotos. Tai yra visiškai natūralu, saugu ir naudinga. Jeigu nelyja, laistome reguliariai, kad granulės ištirptų ir dirva jas pasisavintų. Labai svarbu, kad ši procedūra pievelėje būtų kartojama reguliariai, maždaug kartą per 3 mėnesius, jeigu samanų pas jūs daug. Būtent šios kalkės visiškai natūralios ir jų paruošimo gamybos technologija tinkama eko ūkiams. 12 kg maišelio užtenka vienam arui pakalkinti vieną kartą. Natūralios kalkės mažina rūgštingumą ir, kas svarbiausia, pamaitina tuos dirvos mikroorganizmus, kuriems būtent ir reikalingos maltos uolienos. Ir dar labai svarbu patarimą iš patirties, kaip atgaivinti tokią pievelę be drastiškų dalykų, kartu su kalkėmis ir tam tikra veikimo technologija įdėjau tekstą ties šiuo video. Šias natūralias kalkės galite užsakyti mūsų internetinėje parduotuvėlėje Gamtinis daržas LT. Nuorodą rasite tekste ties šio video. Linkiu susitvarkyti problemą su pievelė, viskas bus gerai.